Jeigu nežiūrėčiau į švieslentę, tai turbūt vertinčiau labai neblogai, nes iš tiesų laikėmės plano ir, na, sakykim taip, Žalgiris žaidė, mes bėgiojom. Bet nesvarbu, bet rezultatas kiekvieną minutę Žalgiriui tiksėjo, sakykim taip, dūžiais varpo, ne? O mums, bet eilinį kartą, aišku, pasitvirtino čia be jokios abejonės, tai skirtingo kalibro komandos ir skirtingo meistriškumo komandos. Ir vėlgi, tas, sakyčiau, iki, paskutinės ten 20 minučių tikrai jau mes nebegalėjom iš ko ir nenoriu aš dabar čia sakyti būtų kaip būtų, bet būtų įdomu, jeigu, sakyčiau, nebūtų to 11 metrų baudinio, tai žinot, kaip galėjo pakrypti. Aš nesakau, kad tikrai ten būtų labai gerai ta linkme pakrypę mums, bet man būtų įdomu. Būtų įdomu pas scenarius, kaip būtų toliau klostęsis, nes, tokia antram kėliny buvo tokių gerų momentėlių, lyg tai mes jau ir biškį ir gaudavom ir tą kamuoliuką pačiupinėti, ir kai kas pradėjo gautis, ir keletas tokių ir gerų perdavimų link vartų ir pramušimų, nepasisekė ten Lukaševičiui, ką padarysi. Bet, sakyčiau, šiai dienai aš sakyčiau, mes tikrai sužaidėm neblogas rungtynės, jeigu nežiūrėsime į tablo. Nežinau, susikūrė standartus, realiniai žaidimai, įmušė tik trečią žaidimą. Standartų kiek 11 metrų, baudos smūgis ir po to jau palūžo vaikinai. Pavojinga prieš Žalgirį prasiženginėti netoli baudos aikštelės, kai turi tokius žaidėjus kaip Mantą Kuklį. Kaip matot, baigėsi įvarčiais. O ką treneris prieš rungtynes akcentavo būtent kaip prieš Žalgirį žaisti? Nebuvo taip, kad sulindot čia visas rungtynes, tikrai nežadėt nuo gynybos tik tai? Treneris akcentavo, kad turim būtinai laukti savo momento, savo šanso, pradėti viską nuo gynybos, susispaust, būti kantriem ir kažkada vis tiek iššaunam. Turėjom vieną progą į virpstą pataikę, susikūrė tų progelių, bet reikia apsiginti. O šiandien, kaip matėte, nelabai pasisekė. O po antro praleisti įvarčio dar tikėjote savimi, ar jau kaip man nuleidot rankas kažkiek? Vyras dar neišnenkėjau, bet vis tiek, eini kovoji, žaidė, reikia iki galo jau. It wasn't easy for us today to win this game, because most often in such game the most important question is the first goal. It's opening to the results. We had such opportunity already in the first minute, and we missed. And after minute, we were too much nervous. Too much player they are trying to score immediately. So that's why we have not a good team spirit in the first half. So too much missed passes. You were too nervous. So that's why our game is not enough good to create the most scoring opportunity. Of course, on the second half, we changed a little bit our shape. We changed the one player. We put on the pitch one more striker. So and we received immediately the results. 2 fouls on really active Andrius Velička, and we scored 2 goals. So 3 points is most important. Now we are thinking already about the cup in Klaipėda and after Dainava at home. And that's all. We'll try to keep yet the concentration. We'll try to win all games in championships. And but
this game shows that it will be not easy because everybody wants to beat us, everybody wants to compare with us, but we think about the champions, so we must win even in such difficult game. Eini ir turbūt galvoji, kad laimėsi, kaip bebūtų, jie yra paskutiniai, mes pirmi, kitaip ir negali galvoti. O išeini vienos progos neįmuši, antros ir paskui prasideda, kaip pasakyti, ne tik chaosas, bet tokis, kaip pasakyti, pergyvenimas gal, kad nepavyks, bet įmušame viskas gerai. Pats įmušiai 2 įvarčius, gali įmušti ir 3, tau asmeniškai, ką tie įvarčiai reiškia? Man nieko, svarbiausia, kad komanda laimėjo, iš tikrųjų galėjau neįmušti, svarbu, kad šiandien komanda laimėtų ir apskritai, turbūt svarbiausia yra laimėti čempionatą, bet aišku, smagu įmušti, bet sakau, kaip visada, komanda yra pirmoje vietoje. O kai gavai teisę smūgiuoti tą baudos smūgį, iš karto žinojai, kur taikysies ar paskutinę akimirką apsisprendei? Žinau, buvau apsisprendęs, kad mušiu taip, pavyko, džiaugiuosi. Po to įvarčio galutinai ir patikėjai, kad pergalė kišeniai? Dar nepatikėjau, bet 2-0 jau yra saugus rezultatas, todėl, kaip pasakyti, laimėjome ir tiek.